Labas rytas, 27 diena, Valentino diena. Ir pasirodo ne tik Valentino, bet ir Saulės vardadienis. Mano dukrytė Saulė, tai turiu šiandien daug ką sveikinti. Ir žmoną, ir Saulytę. Šiandien turim svečią Tokijo. Su ratukais. Labas rytas. Labas. Labas rytas. Labas. Sveikas. Labas. Labas, sveiki. Pagaliau, per mėnesį laiko. Pagaliau. Kur ten plaukėjot? Atlanto vandenyne. Ruošiatės kam? Lamanšui po truputį. Perplaukt Lamanšą, taip? Jo. Ir kaip pasiruošimas? Sunkus, varginantis, bet smagu. Tu viena plauksi? Jo, dabar solo bus. Silvestrai, Liutauras. Būkit pažįstami. Valentino diena kaip tik. Labas rytas. Labas. Šiaip ką, žinau, ne taip baisu, kaip galvojau, tik rankos labai sušalo. Neskubėdamas tu šliop ir perplaukiai. Jo. Dar ten pasimėgai? Aš ten norėjau kažką tai kraulį, bet kraulį biškai žiūri rankos nesivaldo. Tai gerai. Super, bravo. Plauksim 25. Plauksim. Komanda jau turi. Šiti dalyviai irgi bus, tai jau jie žinos, kokia specifika. Let's go! Valentino diena. Visi gavo gėlių. Nu nežinau, ar visi, gal ne visi, bet Simona pasirūpino rožytėm tokiom. Be gėlių įeikite, mes eisime. Tai kaip elegantiškai. Na, tai va. Aš pats kaip gėlė. Gyvenimo džiaugsmai. Gėlelė. Jūs vieną darinsite. Kaip gėlės, taip. Diena su Valentino diena! Sulaužiau gėlytę! Blepačkai kažkaip šalta. Čia tau ne Atlanto vandenynas. Jo. Žiūrėk, čia kaip varonė plaukia. Ačiū tau už gėlės. Plauk. Tu suvalgęs baigi? Jo, skaniau, Ką jį daro? Viskas ištaškė. Ištaškė biskutijus? Nu, truputį. Nieko, atleidžiu. Tai jo, tai žodžiu. Ir mes tada ateinam prie jūros su Palangoj. Ir Richardas sakė, bus Palangoj, bet mes jau nieks nesutinkam. Nu, tai buvo. Ir jis jau, blėt, jūroje laukia, kai mes ateina. Liko dviese, nepastebėjot? Jau. Apsimainom gėlytėm. Labai patinka jausmas po visko ir man labai patinka darbas su savim ir ribų plėtimu. O tai yra kiekvienos dienos darbas. Linkėjimai mylimai šeimai. Gustai, Dytė, Tomai, su Valentino. Su Valentino diena. Žmonai. Kaip? Gerai. Matysim, pažiūrėsim, pasveiksim arba ne. Tu tik dabar, tu dar kartą? Galva nesušlau. Šau galvą. O čia tai pasiryžimas. 3, 4. Simai, nu fantastika, aš negalvoju, kad tai bus faina iš tikro. Visiškai nešalta, man labai patiko ir aš tikrai dar ateisiu. Kiek reikėjo laiko ruoštis, kad ateisi? Nu gal 1,5 metų, sakyčiau. Sveikinu. Ačiū labai. Visus gėlėm apdovanojau, bet nu ne dėl to, kad čia reikia, ar čia kad Valentino diena, ar čia kad ta komercija, o iš tikro už meilę vandeniui, už meilę žmogui, už meilę gyvenimui, už meilę, kuri yra konkreti, atvira, artima, kuri yra pozicija, kurios reikia laikytis ir viskam iš savęs. Valentino diena visus. O tai kaip moka žmogus pasakyti? Moka, aišku, moka. Moteris jos daug ką moka. Tarp kitko, Simonas paleido
nemokamą konsultacijų telefoną, kur apie ledinės maudynės viską pasakoja. Tai skambinkit 1482 ir gausit visą nemokamą informaciją. Jeigu širdį šalta, tai ateikit čia, sušilsit. Plaukimas tai 25-ais, dar šie metai ir dar kiti. Tai dar daug pasirašymų. Dar niekas iš lietuvių nėra perplaukęs. Tai jeigu aš tai padarysiu, tai būsiu pirmoji lietuvė ir pirmoji mergina iš Lietuvos. Moterų pasaulio rekordas yra per 7 valandas 25 minutės. O koks atstumas ten? Ten gaunasi 34, bet dėl srovių gali gautis 55, gali gauti 70. Kalbėjau su Estu, tai jam gausi 70 km. Ir jis įplaukė ten beveik parą laiko 24 valandas. Tai... O kokia ten temperatūra vandens? 16-17, rugsėjo mėnesį galima išgauti ir 20. Bet ten su hidrokostiumu be? Be. Aišku, gali plaukti su, niekas nedraudžia, bet tada nebūsi oficialiai įtrauktas, kad tu perplaukai pagal tas taisyklės. Tai... Sėkmės, susitiksiu 25 metrų plaukimą. Jo, būtinai. Filmuoju, tu kalbini? Aš čia tuo metu nusieminėjau glaudės, tu žinai, kaip manęs kalbė. Šito jeigu ką visą nedė. Atšalusių sielų klubas sveikina su Valentino diena. O, aš noriu pasinaudoti progą. Ir šiandien pasveikinti savo mylimiausią, brangiausią sesę Valentiną su Valentino diena. Bučkis tau. Ačiū. Ne tau. Nu ką, žmona su Valentino diena. Prisijungs penktadienį, sakė, pažadėjo. Ir į Kupiškį. Kur? Ir Radviliškį. Gražink bučkį, sesė, parazytas. Gerai, grąžinu tą bučkį. Palinkėjimas. Aš linkiu visiems meilės visus metus ir ne tik tai šią Valentino dieną. Būkit mylimi ir mylėkit. Tai va. Nu čia įkvepiantis momentas, kad žmogus netgi su judėjimu negalia, viskas sušalia, kaip ir nėra sąlygų maudytis, plaukti. O jisai ieško nepasiteisinimo galimybių. Parašė man, kad mano tai protas linkęs iš karto galvot, kaip padaryti, o ne kaip kad nedaryti. Jis parašė apie 25 metrų plaukimą iš karto. Sakau, reiktų to prieš tai gal pasibandyti, nes visą laiką visiems rekomenduoju prieš plaukimą eketės Trakuose. Tikrai būti užbandžius eketę, paplaukti, arba bent jau įliptis. Nu, tiesiog, kad tu žinotum, kaip tavo organizmas reaguoja į tą šaltą vandenį. Taip, ir jam pasiūliau, nes jis šiaip duše maudosi, bet sakau, geriau būtų pabandyti ir šaltą vandenį, nes duše jis niekada nėra toks šaltas. Nu tai va, susiorganizavom, atvažiavo ir ne tik, kad išbandė šaltą vandenį, bet netgi išbandė ir plaukimą, prasiplaukė. Tai dabar jau galima sakyti, kad jisai pasiruošęs Trakų plaukimui, nes šiaip jisai baseine, kaip supratau, paplaukioja kartais. Nėra, kad jisai, žino, ką reiškia plaukti, nevaldant kojų. Gerą dieną. Tai va, įvyko pasiruošimas 25 metrų plaukimui. Susitiksim ir Trakuose. Ir jeigu daugiau yra turinčių kažkokią tai judėjimo problemų žmonėms, žinokit, kad turim komandą, gerų žmonės, kurie padės įlipti, išlipti ir tikrai tą padaryti galima. Ate! O dabar ką, pasimatymus su žmonomis, nors jau jeigu žiūrit jau vakaras, bet dieną tikiuosi praleidot kupino meilės ir ta meilė neišgaruos, rytoj poryt užporyt, nebus tik tai per Valentino dieną vien tik tai, o mylėti reikia visada, kiekvieną dieną, bet per Valentino dieną, nežinau, nepatinka man Valentino diena, labai jau tokia komercinė ta diena. Mylėkim kiekvieną dieną ir būkim mylimi. O susitinkam rytoj, 9 valandą čia prie ežeriuko ir bus 28 diena. Jau 28. Vau. Iki.